Užmerkite akis. Pajuskite, kaip jūsų kūnas tampa sunkus ir saugus. Įkvėpkite giliai per nosį, užpildydami visą pilvą, krūtinę ir iškvėpkite visus dienos rūpesčius. Įsivaizduokite, kaip iš jūsų pėdų į žemės centrą leidžiasi auksinės šaknys. Jūs esate saugus, jūs esate čia ir dabar. O dabar nukreipkite savo dėmesį į galvos centrą. Ten pačioje gelmėje miega maža, brangioji epifizė. Įsivaizduokite epifizę kaip mažą krištolo deimantą ir ištarkite sau: aš pažadinu savo vidinę regą. Matykite, kaip epifizė pradeda švytėti violetinė šviesa. Ši šviesa reguliuoja jūsų bioritmus, sujungia jūs su visatos išmintimi ir pradeda gaminti jaunystės eliksyrą – melatoniną, kuris regeneruoja kiekvieną jūsų ląstelę naktį. Kiek žemiau ir į priekį, už jūsų tarpuakio, yra hipofizė. Tai jūsų kūno orkestro dirigentas. Nukreipkite į ją skaisčiai baltą spindulį. Matykite, kaip hipofizė siunčia harmoningas šviesos bangas visoms kitoms liaukoms. Ir kartokite pažodžiui: mano hormonų sistema yra tobuloje pusiausvyroje. Mano kūnas žino, kaip atsinaujinti. Pajuskite, kaip aktyvuojasi augimo hormonai, kurie gydo audinius ir grąžina odai bei organams gyvybingumą. Ir šviesa leidžiasi žemyn į kaklą. Skydliaukė priima šią energiją, subalansuodama jūsų medžiagų apykaitą. O krūtinės centre sušvinta užkrūčio liauka. Įsivaizduokite, kaip čia plečiasi smaragdinė žalia šviesa. Tai jūsų imuniteto ir meilės sau centras.
Jūsų imuninė sistema tampa budri ir stipri, atpažįstanti ir pašalinanti viską, kas jums netarnauja. Ir dabar ši šviesos srovė iš galvos liaukų pasipila per visą stuburą, pasiekdama antinksčius, kasą ir lytines liaukas. Įsivaizduokite, kad kiekviena jūsų kūno ląstelė yra maža saulė. Matykite, kaip šviesa prasiskverbia į ląstelių branduolius, į jūsų DNR. Senos, pavargusios programos ištirpsta šioje šviesoje. Jas pakeičia sveikatos, regeneracijos ir amžino atsinaujinimo kodai. Jūsų kūnas prisimena savo pradinę tobulą būseną. Ir pajuskite, kaip energija nebetelpa fiziniame kūne. Ji išsiplečia į jūsų eterinį, emocionalųjį ir mentalinį kūnus. Jūsų aura tampa skaidri, tvirta ir švytinti. Jūsų energija plečiasi. Visi energetiniai blokai tirpsta šioje aukšto dažnio vibracijoje. Jūs esate vientisi. Jūs esate šviesa. Dabar kartosime afirmacijas. Šios afirmacijos suformuluotos taip, kad veiktų tiek biologinį, liaukos ląstelės, tiek dvasinį lygmenį. Mano vidinė akis mato tikrąjį mano kūno tobulumą ir sveikatą. Mano epifize yra šviesi ir aktyvi. Aš esu nuolatinio atsinaujinimo sraute. Mano hipofize išmintingas dirigentas, kuriantis tobulą ir harmoningą būseną mano kūne. Aš esu harmonijoje. Aš esu sujungta su visatos gyvybinė energija, kuri maitina kiekvieną mano kūno ląstelę. Kiekviena mano kūno ląstelė vibruoja meilės ir sveikatos dažniu. Mano DNR kodai atsidaro amžinai jaunystei ir regeneracijai. Aš paleidžiu senas programas ir priimu šviesos informaciją į savo ląsteles. Mano kūnas kasdien tampa vis stipresnis, lengvesnis ir jaunesnis. Mano endokrininė sistema dirba idealiai, palaikydama mano kūno pusiausvyrą. Aš pasitikiu savo kūno gebėjimu išgydyti save čia ir dabar. Mano emocinis kūnas yra ramus, o fizinis kūnas gyvybingas. Aš esu šviesos ir meilės kanalas,
liga neturi vietos mano šventovėje. Padėkokite savo liaukoms, savo nuostabiam kūnui, už jo išmintį. Pajuskite visą savo kūną. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų protas yra kontroliuojanti instancija, atitinkamai valdanti materiją, žmogaus organizmo liaukas, tikėdamos mirties būtinybę, iki šiol negalėjo paremti natūralios ląstelių regeneracijos. Kol mes nesiliausime tikėję, jog ligos, senatvė bei mirtis yra sąlygoti neišvengiamų gamtos dėsnių, tol mūsų kūnas nešios savyje šitą įsitikinimą, nepriklausomai nuo galimybės elgtis kitaip. Naudodami šį savęs programavimo būdą galime hormonų gamybą pakeisti taip, kad gyvybė būtų palaikoma, o nesilpninama. Vizualizuok, pamatyk, kaip šviesos spindulys, ateidamas iš aukščiausio šaltinio, įeina į tavo 9 čakrą. Taip tavo esybėje įsitvirtins tavo aš esu. Leisdamasis į apačią šviesos spindulys apšviečia 8 čakrą ir įeina per karūnos čakrą į tavo galvą. Leis šiam auksiniai baltam šviesos spinduliui užpildyti visas smegenų ląsteles. Nurodyk šviesą įsitvirtinti tavo konkurencinėje liaukoje, epifizėje, o po to ir posmegeninėje liaukoje, hipofizėje, bei ją pilnai aktyvuoti. Nurodau šviesai įsitvirtinti mano konkurencinėje liaukoje, epifizėje ir posmegeninėje liaukoje, hipofizėje. Prašau jas pilnai aktyvuoti. Nurodau šioms liaukoms pašalinti senus programavimus bei įsitikinimus ir nuo šios akimirkos išskirtinai gaminti tik gyvybę palaikančius hormonus, skatinančius ir palaikančius fizinį nemirtingumą. Pajaus, kaip šviesos spindulys teka tavo kaklo sritimi ir užpildo šviesa visą ląstelių audinį. Nurodyk skydliaukei prie gerklės čakros. Įsitvirtinti šviesai. Nurodau skydliaukei prie gerklės čakros. Kad šviesa įsitvirtintų šioje vietoje, skydliaukėje prie gerklės čakros ir pilnai ją aktyvuoti. Prašau pašalinti senus programavimus bei įsitikinimus ir nuo šios akimirkos išskirtinai gaminti tik gyvybę palaikančius hormonus, skatinančius ir palaikančius fizinį nemirtingumą.
Ir pajausk arba vizualizuok, kaip šviesa teka visų tavo kūnų ir užpildo kiekvieną tavo kūno ląstelę. Nurodyk savo užkrūčio liaukai, antinksčiams, kasai bei lytinėms liaukoms. Tuo pačiu būdu pakeisti savo hormonų gamybą, kaip tai prieš tai vyko su kitomis liaukomis. Nurodau šviesą įsitvirtinti mano užkrūčio liaukoje, antinksčiuose, kasoje bei lytinėse liaukose. Juos pilnai aktyvuoti bei nurodau pašalinti senus programavimus bei įsitikinimus ir nuo šios akimirkos išskirtinai gaminti tik gyvybę palaikančius hormonus, skatinančius ir palaikančius fizinį nemirtingumą. Ir jausk, matyk šviesą visose liaukose. Ir padėkok visoms liaukoms už nuostabų darbą, kurį jos atliko pagal ligšiolinius nurodymus. Tačiau duok joms aiškiai suprasti, kad nuo šiol tu pereini į fizinės sveikatos ir nemirtingumo būseną. Prašyk jų pilnai remti tavo naują įsitikinimą, atitinkantį tavo tobulą dievišką kūrimo planą. Padėkok savo liaukoms, savo nuostabiam kūnui, už jo išmintį. Pajausk savo rankų pirštus, kojų pirštus. Ir kai būsite pasiruošę, giliai įkvėpkite, iškvėpkite, lengvai atmerkite akis, atsinešdami šį jaunystės sveikatos pojūtį į savo kasdienybę. Dabar galima užkrauti vandenį, tiesiog prisipilti stiklinę vandens ir palaikyti delnus virš vandens arba apglėbti stiklinę. Ir palaikyti, kol pajausite šilumą. Bei galite sugalvoti patinkančią afirmaciją ar kuo tik tai norite užkrauti šį vandenėlį. Kuo norite, kad jis jūs užpildytų, pamaitintų. Nes vanduo puikiai rašo informacinį kodą, kurį jūs tiesiogiai įrašysite ir sugersite į savo ląsteles. Dėkoju Jums už šį laiką kartu ir tebūnie šviesa, meilė, džiaugsmas, energija kiekvieną dieną.